Anželika, dar toks įdomus klausimas. Kaip mes nustatome būsto kainą? Su tais nustatymais iš tikrųjų kartais būna ganėtinai sunku. Tikrai, tu pati mane puikiai supranti, bet ačiū Dievui, mums pavyksta. Tai gerai, tai turbūt pats toks pagrindinis, sakyčiau, dalykas, tai yra tokia pilna analizė rinkos. Turiu omeny, kad ne tai, kad tu tiesiog, pavyzdžiui, atidarai aruodą, kaip pavyzdys. Čia klientai mūsų taip daro. Jo, klientai tiesiog. Va, kitas būtas parduotas už tokią kainą. Kaip taip? Atsiprašau, pertraukiau, bet čia taip klientai vertina ir po to įrodinėja, kad taip, bet mes vertinam kitaip. Tai va, jie sako, pavyzdžiui, aruodė, žiūrėk, kaimynas pardavinėja tokį pat būtą ir kaina yra 3 didesnė. Ką tu čia man siūlai tokią žemą kainą? Čia kaip, aišku, šiek tiek dramatizuoju, bet vis dėlto mintį jūs pagavot. Ir tada pradedam aiškinti, kad taip, aruodo rinka, viskas tvarkoja, yra tikrai svarbi, nes mes kaip brokeriai, kaip profesionalai ir pardavėjai, mes turime žinoti, kas šiuo momentu dedasi rinkoje. Tai yra normalu ir visiškai natūralu. Mes turime žiūrėti ir kitus portalus. Taipogi visokie ten Alio LT, Skelbiu LT, ten Domo Plus ir taip toliau. Čia natūralu, žinot, nieko be to nepadarysi. Taip pat galima pračekinti ir socialinius tinklus. Tačiau tai yra tik tai viena iš tos dalies, iš kurios susideda tas vertinimas. Nežinau, girdėti ar ne, yra toks dalykas kaip sandorių statistika. Tai pavyzdžiui, mes kreipiamės, pavyzdžiui, registrų centrą, jeigu mes patys darom tą visą vertinimą, išsitraukiam tą statistiką ir žiūrim, kokie buvo faktiniai pardavimai. Tai reiškia ne tiek, kurie jūs matote aruodė, nes tenais gali būti kaina užkelta iš tikrųjų 2 pigiau parduota, o tos kainos, kurios jau yra įvykusios, čia jau sandoriai, kurie buvo fiksuoti pas notarus. Tai vat mes turim tokią informaciją ir tada darom tą palyginimą. Tai iš esmės, kaip mes darom tą vertinamą? Paimam, pavyzdžiui, rinkos kainą, pasiemam tą nerinkos su tą faktinę kainą, tada tiesiog dalinam ir gaunam vidurkį. Ir tada jau mes galime patarti, pavyzdžiui, ar šita kaina yra gera, ar reikia, pavyzdžiui, tarkim, padidinti kažkiek, pamažinti, bet čia yra viena iš dalių. Ta prasme, čia vat mes galim padaryti tokį vertinimą, nebūdami apžiūroje. Jau kai mes nukeliaujame apžiūrą, tai mes žiūrim į jūsų būsto būklę, nes kartais būna taip, kad, tarkim, yra 2 namai ir, pavyzdžiui, vienas yra, netgi, pavyzdžiui, su dalinė apdaila, o kitas pilnai įrengtas ir su baldais. Nugi logiška, kad jisai kainuos brangiau. Tu negali lyginti tų dalykų, ta prasme, ir sakyti, kad, pavyzdžiui, kaina bus tokia pat. Ne, tikrai ne. Tai va, žiūrim tą būklę, kas vyksta, pavyzdžiui, tame name, bute, sklype, nesvarbu. Tada ką mes dar žiūrime iš tokių dalykų? Svarbiausia yra būklė. Ir pagal lokaciją tos kainos ir skiriasi, bet mes, taip, aš irgi taip pat darau, traukiu sandorius. Tai realiai mes pagal faktinius žiūrim skaičiukus, ne, kokia kvadrato kaina tam namui būtų ar kažkam gali būti. Taip. Aišku, jūs galite užsakyti vertinimą, tarkim, pasikreipti kažkokį vertintoją ir, tarkim, paprašyti, kad jie įvertintų, pasakytų, kokia ta kaina ir jūs galite pardavinėti už tą kainą. Viskas yra tvarkoje, nėra čia nieko baisaus. Tačiau vertintojai irgi turi savo tą politiką, pavadinsim ją taip. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs galvojat, kad visi vertintojai važiuoja ir žiūri būklę, ne, kartais jie tiesiog ištraukia tos sandorius ir žiūri, kas buvo aplinkui. Ir jie nevertina rinkos kainą, jie vertina tik tai, kas jau įvykę yra. Todėl kaina gali ženkliai skirtis, kartais nebūna ir mažesnė, negu tu gali parduoti. Teisingai sakau? Ne, aš iš dalies sutinku, bet tokios paslaugos, aš nežinau, pas tave gal kreipėsi, pas mane tai kai kurie sakė, kad gal mes užsakysim vertinimą, tai sakau, gerai, tai vertinimas 200 eurų, 250, tai galite užsakyti, bet sakau, čia, kaip sakyt, o po togi yra sunku. Kai jie gauna vertinimą ir tada, reikia ten, nežinau, 250 ir viskas. Žiūri kaip į Bibliją kokią jau, žinai. Taip, čia kad, jau viskas, jau čekis, žinai, kaina. Bet čiagi ne taip vyksta. Čia realiai, galima ir pigiau parduoti. Brangiau tai jau bus sunkiau, nes tada su vertinimu gali būti problemų. Bet realiai, ne nuo to galo reikia pradėti. Reikia pradžiai nustatyti normalią kainą, tą realią. Taip. O tada jau, kai rasi pirkėją, tada jau vertinimą užsakinėt.
Taip, būtent. Tai vat, jeigu jums reikia daugiau informacijos apie vertinimą, ar jums reikia vertinimo, tai tikrai gali drąsiai kreiptis į Silviją arba į mane, mūsų kontaktus rasite aprašyme. Mielai jums padėsime, padarysime vertinimą ir lauksime jūsų feedbacko.